Labai daug žmonių skundžiasi energijos trūkumu, prasta sveikata, bloga nuotaika, bet nieko absoliučiai nedaro dėl to, kad gyventi kitaip nei vakar. Šiai dienai yra tiek daug informacijos ir nemokamai, tam, kad galėtum pradėti savo keisti, kad galėtumai turėti energiją, kad galėtum turėti gerą nuotaiką ir kad galėtum turėti kokybišką gyvenimą. Gal aš ir nesu labai geras pavyzdys, nes pats dar einu šito keliu ir daug dar norėčiau savęs pakeisti. Bet aš keliuosi kiekvieną rytą 5:05. Čia yra šortai ir rankšluostis. Nes tik atsikėlęs aš lendu į šaltą vandenuką, tai yra šiuo atveju po šulinio vandeniu, tam, kad save užkrauti, tam, kad save nuteikti, tam, kad pripildyti jėgų ir energijos. Ir dabar ką aš čia turiu? Tai pasižiūrėkime laikrodį. 8:30. 8:30 aš jau esu po sporto salės. Tai čia yra vienas iš būdų, kad disciplina ir valia mums padeda daryti tus pokyčius. Ir ką ir noriu pakviesti. Pradėk šiandieną nuo mažo dalyko, nuo kažkokios smulkmenos, bet kad ta smulkmena, jinai taptų tavo kasdienybė. Ir tu pats pamatysi, kaip viskas po truputį pradės keistis. Ir dar vienas momentas. Mano gera bičiulė Rodriga pasakė tokią gerą mintį. Nežinau, ar daug kas esat matę su Jimmy Carrey filmą, kuris sako visiems dalykam taip. Iš pradžių tai yra sako visiems dalykam ne, o paskui gaunasi taip, kad jisai sako visiems dalykam taip. Ir pas jį atsiveria tokie dalykai, tokie pločiai ir tokie giliai, kad jisai tiesiog kardinaliai pakeičia savo gyvenimą į kokybišką gyvenimą, iš nekokybiško gyvenimo. Taip kad atsiverkit galimybėm. Siunčiu šviesos visiems.